Tai pirmoji Šerpo pergalė nuo 2019 metų. Santolino atidaro taškų sąskaitą. Pasakiau savo gerai, šiandien yra ta diena. Pabandykime tai padaryti. Adijos Karlos, čempiono kelionė baigėsi. Tai didelis nusivylimas. Šiais metais blogiau ir būti negalėjo. Draugai iš Čekijos pirmauja dulkėse. Mačik turi pranašumą. Būsiu atviras, mes to nesitikėjome, bet tai tiesiog įvyko ir tai puiku. Labas vakaras, ponios ir ponai, sveiki įsijungę TV6 ir Dakaro apžvalgą. Čia Mindaugas Plukys ir Laurynas Matonis tiesiog iš Vilniaus. Aptarsime, kas įdomaus nutiko ketvirtąją Dakaro dieną. Šiandien tikrai buvo daug emocijų, daug pramuštų padangų. Tai yra pirmoji maratono diena ir lenktynininkai jau atvyko į finišą ir dabar turės tvarkytis. Bet prieš tai mes turime apžvelgti, kas nutiko šią dieną, aptarsim lietuvių progresą ir visas įdomiausias istorijas. Tad įsipatoginkite ir ateinančią valandą seksime Dakarą. Pastaraisiais metais pirmoji ralio savaitė retai kada buvo tokia sunki. Iššūkiai reikalauja ištvermės tiek iš sportininkų, tiek iš technikos. Tačiau vienas dalykas išlieka nepakitęs – nuostabūs Saudo Arabijos vaizdai. Išdžiūvę upių vagos, uolienų formacijos, krateriai, laukinė gamta ir kopos. Tikras malonumas žiūrovams, tačiau varginantis iššūkis ekipažams ir motociklininkams ypatingai. Ralis tik prasidėjo, o kova dėl šlovės tęsiasi. Baigėme nuo motociklų. Šiandienos ketvirto etapo rytas motociklininkus pasitiko šaltu oru. Norint dalyvauti šiam sporte, reikia ypatingo atsparumo. 170 km pervažiavimas ryte, dar tamsoje. Todėl taip, rytas iš tikrųjų buvo šaltas. Apie ką dabar svajojat? Apie šiltą lovą? Tik likt namuose? Bet tai Dakaras. Tai sniego motociklininko striukė, bet nesijaudinkite, aš vis dar dėviu oficialią aprangą. Dėvėsiu į dar 5 minutės, kad sušilčiau. Tai maratonas, todėl svarbiausia veikti etapą, išlaikant motociklą sveiką. Tai tikrai svarbiausia. Bandysiu išlaikyti pastarųjų dienų tempą ir būsiu patenkintas. Na, pamatysim, ką galim padaryti. Šiandien esam priekyje, todėl vienintelis pasirinkimas yra spausti. Stengsimės padaryti viską, ką galime ir tikimės gero rezultato per šis 2 dienas. Kaip sakė Rosas, tai maratono etapas, todėl Alūlos bivakė šį vakarą mechanikų komandos nepadės. Rally GP motociklininkai gali patys taisyti motociklą tik 30 minučių, o po to jie uždaromi į uždarą parką, tačiau gali padėti vieni kitiems. Navigacija buvo sunki, tačiau Ricky, Brančas ir Hausas laikėsi neblogai, kol nesuklydo paskutiniuose 20 km. Tai kainavo apie 20 minučių ir smarkiai sumažino jų galimybės pavyti lyderį Danielį Sandersą.
Tai ralis. Vienu momentu viskas vyksta puikiai, o kitą prarandi savo Dakarą. Jei norite laimėti Dakarą, siūlau niekada nevažiuoti priekyje. Taip tikrai nelaimėsite. Reikalai klostosi gana prastai kitam amerikiečiui Rally GP kategoriją, tai Masonas Kleinas. Jis atvyko čia pasiryžęs finišuoti Dakare po 2 iš eilės pasitraukimų, tačiau sportininkas kenčia nuo konjunktyvito. O kai negali tinkamai matyti, tai tikrai nėra idealios dienos scenarijus. Masonas taip pat sulaužė sankabą chrono etape ir šiuo metu yra paskutinėje Rally GP įskaitos vietoje, atsilikdamas daugiau nei 8 valandomis. Čilietis Pablo Quintanilla sakė, kad reikėjo būti itin susikaupusiam, nes tarp kanjonų buvo sunku sekti kitų vėžėmis. Šiandien Rui Gonzalvesui sekėsi, jis užėmė 5. vietą, Portugalas puikiai tvarkėsi su tempu ir koncentravosi tik į save. Adrianas Van Beverinas šiandienos etapą apibūdino kaip labirintą. Vienas sudėtingiausių, su kokiais jis susidūrė. Nepaisant sunkumų, prancūzas finišavo 4. Nacho Cornejo buvo patenkintas savo tempu. Šiandien jis užėmė 3. vietą ir džiaugiasi tinkamais motociklo nustatymais. Tošo Šareina bandė spausti ir buvo arti pergalės, tačiau taktinis sprendimas sustoti jam kainavo 1. vietą. Esu patenkintas savo tempu ir motociklu. Buvo įspūdinga šiandien diena. Radome tinkamus nustatymus šioms sąlygoms, todėl esu labai laimingas. Mano minėtas Tošo Šareina irgi yra vienas iš pretendentų į nugalėtojo titulą, tačiau šiandien viskas neina taip, kaip norėtųsi. Navigacinės problemos šiandien iškilo daugeliui motociklininkų. Daug kas klaidžiojo, ieškojo išeities. Tačiau šiam vyrukui iš Australijos viskas ėjosi kaip sviestų patepta. Šiandien 4. kartą iš eilės laimėjo etapą. Jis dabar pirmauja daugiau nei 13 minučių, tačiau rytoj teks vėl atidarinėti jam trasą. Žinojau, kad šiandien turėjau gerą galimybę padidinti persvarą po vakarykštės nesėkmės. Taigi rytoj vėl teks atlaikyti spaudimą ir atidarinėti trasą. Tik 15 sekundžių skyrė 1. ir 2. vietas, o Cornejo atsiliko 8 minutėmis ir užėmė 3. vietą. Danielis Sandersas pirmauja 13 minučių ir 26 sekundėmis bendroje įskaita, Šareina 2, o Brančas, Hausas ir Brabekas atsilieka daugiau nei 25 minutėmis. Ir Rally 2 įskaita baikų kategorijoje, motocikluose. Daug lietuvių.
Na ir vakar Modestas Siliūnas turėjo nuotykių, keliavo į medpunktą po greičio ruožo. Gavau į vieną ir į kitą ranką. Iš kitos išsitraukiau važiuodamas. Sustojęs, tai yra refuelingė. O čia toks jaučiu, kad tos rankos vieną kartą paskui, kitą kartą ne. Kas čia yra? Tai žiūriu, kad čia yra reikaliko. Bijau tos dienos, bet nebuvo sudėtinga. Ta prasme, akmenų reikėjo bijoti. Vieną ir gavau tokį, nuo širdo. Kuris sugadino viską. Iki to laiko važiavosi idealiai. Kažkaip senai taip teko važiuoti gerai. Taigi Modestas Siliūnas turėjo medikų prašyti, kad jam iš rankos ištrauktų spyglius, kurios susirinko trasoje. 99 problemos, bet tikėkime, kad motociklas nėra viena iš jų. Papildomas 30 minučių Rally 2 kategorijos motociklų remontui, kai jie pasieks maratono pusiaukelę. Male moto dalyviai įpratę savarankiškai taisyti savo techniką, tačiau jei važiuoja švariai, darbo mažiau. Šiandien noriu įsitikinti, kad važiuosiu saugiai visą dieną, nes turiu saugoti motociklą. Šiandien mechanikų nebus ir turėsime remontuoti viską patys. O čia Arūno Gelažninko rytas. Motociklininkai anksti pradeda savo dieną. Trunka ilgas pasirengimas išvažiavimo iš bivako, nepaisant to, kad tai viskas vyksta apie 4-5 valandą ryto. Papildomas priemonės, kad nesušaltų. Labas rytas, važiuojam į maratoną. Šiandien labai šaltas rytas, naktį visą šalau, bet užtat prabudęs jaučiuosi. Laukia 400 su kapeikom šiandien kilometrų ir rytoj turbūt panašiai. Agosime kažkur Al-Uloj. Pasimatom, haile. Kaip Modestas tavo ranka po vakar? Pagėjo? Tokia, žinai, sakė gerti antibiotikus, bet atrodo, kad gerėja, tai nusprendėm negerti. Kiek gali gerti? Na, o taip atrodo maratono priešstartinė zona. Labas rytas. Esame šiaurinėje pusėje. Labai šalta, turėjom 170 pravažiavimo kilometrų, variau su sniego kostiumu, kaip sniego senis, tai bet ką, viskas gerai, ruošiamės į startą, laukia 412 kilometrų, maratoninis greičio ruožas, miegosim vėl kažkur dykumoje ir rytoj startuosim į antrą dieną, tai ką, einu apšilinėti ir ruoštis. Kaip Nerimantas Jucius išvažiuoja šios dienos maratoninį greičio ruožą. Esame prieš startiniai zonai. Šiandien bus, matau, žiauriai šalta. Sušalo. Tikriausiai net nenusiminėsiu šitos kaukės. Nosis irgi biškai jau pritrinta nuo akinių. Tai šiandien aš matau vėl laukia lavos akmenys. Ir kiek čia laukia? 415. Ir paskui vakare vėl su palapinė miegosim. Tai bandau nesušalt, bandau, kad imunitetas nenusilptų. Ir važiuojam į dar vieną dieną. Dar mačiau padangas sužymėję. Tai va, emocijas viskas tvarkoja. Aš irgi tvarkoju vakar. Masažė atmaigė mane. Tai reikia apšilimą gerą padaryti. Ir važiuoti dar vieną gerą dieną. Tai ką, susitiksim finiše. Nerimantas Jucius šiandien sakė, kad po starto gavo labai daug akmenų, kas numušė ūpą rodyti tempą.
Ir buvo sustojęs dar tuo pačiu padėti motociklininkui, kuris buvo nukritęs ir be sąmonės gulėjo trasoje, tikisi, kad teisėjai sugrąžins prarastą laiką. Štai, 6:23 ir Arūnas Gelašnikas išvažiuoja iš Bivako į maratoninį greičio ruožo startą. Iš paskos ir Modžio. Na, šiandieną startas vėlavo dėl Edgar Kane navigacijos sistemos trukdžių. Aš tiesiog pašalinsiu GPS-ą, tada galėsiu patikrinti kameras gale, gerai? Galiu tai padaryti dabar. 15 minučių vėlavimas, tačiau pagaliau visi startavo į greičio ruožą link Alulos. Ir mūsų Arūnas Gelašnikas. Du karto Regional by Motul čempionas Gelašnikas po 3 metų grįžta į lenktynės, prisijungęs prie Hoto Factory Racing, jis užėmė 21 vietą etape ir bendroje įskaitoje. Tai geri ženklai lietuviui. Komandos draugas Arūno Javieras Flikas 4 kartą dalyvauja Dakare, Saudo Arabijoje, užsikrėtęs šiuo raliu nuo savo tėvo François. Prancūzas šiuo metu 15 bendrai įskaitoje, puikus rezultatas kinų komandai. O čia Nerimantas Jucius padeda motociklininkui, kuris buvo nukritęs. Aš nukritau, bet man viskas gerai. Netokia sėkminga diena Deng Liang Songui. Jo kovė 450 ralį neišvystė reikiamos dinamikos, sustojęs po 150 km. Be pagalbos jis kovojo su laiku, kad tik liktų ralyje. Priešingai nei diena, kurią išgyveno Maikas Vydmanas, vokietis jau antrą dieną iš eilės patenka į geriausių 30-tuką motociklų kategorijoje. Po nesėkmingo bandymo prieš 12 mėnesių, šiandienos pasirodymas suteikia vilties. Pirmasis etapas Michaelui Doherty jau paliko sumušimų ir melynių, tačiau šiandien galbūt baigsis 3 motociklų kova dėl Rally 2 titulo. Šiandieną jis didžiausias pralaimėtojas, nes pietų afrikietis atsiliko, vis dar trečias bendrai įskaitoje, bet atsilieka 28 minutėmis. Sunkus metai, tačiau 23 geriausias naujokas turi laiko atsitiesti. Jis yra vos trečias lenktynininkas esantis už top 3, kuris šiandien užkopė ant podimo. Neil Sterik atrodo gerai pasiruošęs išlaikyti rezultatą 5-ajame etape. Edgar Kane turėjo techninių trikdžių starto metu, tada navigacijos problemų pirmame kontrolės punkte. Tai nebuvo geriausia diena Ispanijai, tačiau jis parodė meistriškumą atlikdamas daug lenkimų. Iš 16 vietos pakilo į 2-ąją. Paauglys išlaiko 1-ąją vietą Rally 2 bendroje įskaitoje, tačiau jo pranašumas sumažėjo iki vos 3 minučių 24 sekundžių. Tony Mulekas šiandien pateko į 10-tuko, tai reiškia, kad jam viskas gerai einasi. Jis siekia pagerinti savo rekordą, 15-ąją vietą, kurį pasiekė pernai. Jokių avarijų, jokių techninių problemų. Bendradarbiaudamas su Adrianu Van Beverenu, Austras sako, kad atidžiai stebėjo, kaip tai daro profesionalai. Nepamirštama diena, Epsteris 6 tarp geriausių ir pakilo į 2 vietą Rally 2 bendrai įskaitoje. Turime pastatyti palapinę ir taip beveik kaip Malė Moto praėjusiais metais. Jaučiuosi kaip namie, taigi tęskime rytoj. Vos 9 minutės iki 3 vietos, bet puikiai 4 vieta Žoraimui Romančikui, greičiausiam iš Malė Moto lenktynininkų pirmame 10-tuke. Kane išlaiko lyderio poziciją, tačiau Epsteris yra visai šalia savo varžovo. Ir žiūrim, kaip sekėsi šiandieną mūsų lietuviam. Nerimantas Jucius šiandien užima 47 vietą. Po 4 etapų jis rikiuojasi 23 Rally 2 įskaitoje. Tikrai nuotykių pilna diena Nerimantui.
Mykolas Pulavičius šiandien 90. Patiko jam trasa, sakė, tikrai sunki, bet visiškai jo tema. Po 4 etapų 68. Modestas Siliūnas šiandien 74. Turi šiek tiek sveikatos problemų, bet tikimės jos nepakenks. Po 4 etapų Modestas 46 vietoje. Ir Arūnas Gelažnikas šiandieną 39. Bendrai skaitoje po 4 etapų jis 21. Tikrai neblogai, dar daug kelio priekyje. Nu tai kaip šiandien dieną, sakyk, kaip sekėsi? Šiaip neblogai visai, jeigu ne vienas didelis paklydimas, kur praradau apie 10-15 minučių, būčiau visai patenkintas. Koją šiek tiek nykštelėjau, tai jau vaistų nuo skausmo išgėriau, dabar jaučiuosi neblogai. Labai vargina kiekviena, galvas akcijos, žiauriai daug klaidinančių visokių keliukų, bet laimingas, varau piltis kuro, tvarkytis mocerį ir sėtis. Štai tokios Arūno Gelažniko emocijos po šios dienos greičio ruožo. Nuotraukos dar norėjo Arūnas, bet kitą kartą. Ir populiarioji Dakaro herojų rubrika Keičiu alyvą, nauja alyva pirmajam maratono etapo važiavimui. Noriu kineziterapeuto. Atvažiuotų sunkvežimiai, tai nėra gerai. Pensera à tous ceux qui dorment dehors et qui n'auront pas le droit à l'ostéo ce soir. Ah la sadique! Oh là là! Atvažiuoja 2 sunkvežimiai, tai nėra gerai. Būtina pakilti. Neturėčiau ten varyti. Tau reikėjo likti viršuje. Tai vejamės ar ne? Sai ne, pralašėm 2 minutės 30 sekundžių. Čia tiesiog neįmanoma važiuoti greitai. Spaus pilnai, tęs ten. Žiūrėk, jis mane ketina blokuoti. Kodėl jis tai padarė? Sako, kai sunkvežimį. Puiku, tęsk. Negaliu. Jis mane sustabdė. Nekenčiu šitų sunkvežimių. Net nežinau, kur važiuoju. Dabar jau atsilieka mažiau nei 2 minutėm. Dabar jau atsilieka mažiau nei 2 minutėm. Reiškia, mes vejamės. Gerai, viskas baigta. Važiuojam ir išvenkėme kupranugario, neperdrengsim kupranugario, oi nepastebėjau jo, jis baltas ir smėlio spalvos. Galėtų apsirengti. Jam reiktų dėmių kaip pas dalmatinus. Bijau smėlio. Nėra gerai. Tu net nežinai, kur jis tave nuves. O, ne. Negali, tai tikrai netiesa. Tai neįmanoma. Ne. Nu, nesvarbu, bet reikės išlipti dabar iš tavo pusės. Pasisekė, kad čia buvo sunkvežimis. Na, gerai, pažadu daugiau nebekeiksiu sunkvežimiu. Su Naseru Alatyje. Sveiki, Dakaro žinių žiūrovai. Sveikinasi Gintas Petrus iš maratoninio etapo starto ir trumpai papasakosiu apie vakar dieną. O vakar diena buvo ratų diena. Taigi, tu pramušėm ratus, tokius pireidus, atrodė, kaip nieko čia nekalto, viskas kaip darbinė tvarka, akmenų daug. Bet ką mes sužinojom bivake? Naujienos tokios. Guma padangos nepramušta.
Tik tai lūžo diskai, aliuminis. Ir ką jūs savo galvojat? Iš karto įtarimas krenta į tą Starlinką. Nes tai tik Starlinkas galėjo su tokiu supersoniniu ginklu šauti tiksliai ir susprogdinti mum vieną ratą, o paskui ir kitą dėją. Taigi per neatsargumą buvom priartėję kažkuriam tarpiniam taške prie garsios lietuvių komandos ir žinom, kokie pas jos galimybės kokios. Taigi likus 80 km sprogo vienas diskas, likus 18 km sprogo antras diskas. Taigi po 12 minučių diskų pakeitimai rato ir laikas, aišku, pablogėjo. Bet nieko, susikaupiam, pasikeitėm ratus, užsidėjom senus juodus diskus, kuriuos sunkiau susprogdinti ir važiuojam toliau. Nes sunku kovoti su tuo Starlinku. Žinom, kad kitam ekipažui nepasisekė, irgi buvo išsiveržę kelias sekundės laimėję. O tai ką padarė? Aišku, gazo pedalą užklinijo. Ir nieko jau su jais nepadarysi. Gerai, kad nors galės startuoti iš naujo. Tai va, tokios Dakaro žinios. Kova negailestinga, kova be taisyklių. Bet judam toliau į maratono dieną. Čia buvo Gintas Petrus iš šalto starto. Labai šalta šiandien ryte. Iki. Na, žinoma, reikėtų su ironija priimti šiuos Ginto Petraus pasakojimus. Jis mėgsta taip juokauti. Štai jau Vladas ir Aisvydas atlėkė į startą. O čia didžiausia dienos naujiena. Štai ten yra startas už kokių 300 metrų. Jie visi po sunkvežimiu startuos. Tai daug problemų sprendė, nes Vlado tėtis, brolis ir draugų krūva skrido palaikyti. Jisai nusienas liko, bet limpo vienas kitas lankas, prie kurio tvirtinasi šitas ir sako, biškį limpo, sako, dabar jeigu nuimsim pakeisti, nepiltėsim naujo, nes čia, nu, tipo, jisai, tas pats lankas yra biškį deformavęs ir neužsidėjęs atgal. Tai reikėjo šitą patį virinti, nors turi šito tarnėti. Ai, supratau, nes negali nuimti, nesuformuoti. Jo, ne, nuimt gali, bet tik uždėti. Jo, tai čia jau viską vietą. Svarbiausia gyvenime duct tape'as. Daug duct tape'o. Ką, apsižiūrėkime automobilį. Bet šaunuoliai mechanikai komandą prikėlė, o šaunuoliai Vladas su Aisvydu, kad grįžot į trasą, kad nenukabinat nosies. Aisvydas net čipsana, va. Pasilgai jau važiuot? Pasilgai, Aisvydas. Atradom daug laiko su tais greičiaruožais, bet ką padaryti? Toliau paėjęs net neįtarsi, kad čia duct tape'o visur. Lipnė juosta. Žiūrėkit, stogas lipnė juosta. Čia tiesiog rankų darbo automobilis jau kvadratu. Ir taip jie rankų darbo, bet šitas jau kiekviena vieta išlaižyta. Na ką, tai tiek. Mes palydėjom greičio ruožę, buvom už starto užlėkę, buvom prie starto kai kurios lenktynininkus, pasilabinom su šeimyna. Vlado daug draugų, šeima atskridosi ir dabar viskas, varom į antrą greičio ruožo dalį, dar spėti turėtumėm visus aplenkti, nes mes esam pradžioj, greičio ruožas ilgas, tai mes daugelį lenktynininkų dar antrą kartą pagausime. Iki. Vladui labiau pasisekė negu Sebastianui Loebui. FIA įvertino jų automobilio būklę ir buvo duotas leidimas atstatinėti automobilį ir tęsti varžybas. Čia Rokas Baciuška su lietuvių palaikymu startuoja dar vienam greičio ruože. Na ir lietuvaičiai Rokas Baciuška šiandien 18. Sunki diena buvo Rokui, po 4 etapų jis vis dar 23 po pradžioje lenktynių patirtos nesėkmės.
Mes turime Vladą Riukevičių ir Rasilą Paliukėną jau finiše, 55 jie uždaro dieną šiandien. Turėjo irgi problemų jie, prastovėjo ilgą laiką prie pat finišo, bet pasiekė 55 vietą. Benediktas Vanagas su Simonu Gospodarčiuku sakė pradurti ratai 2, tačiau 3, o atsarginių ratų tik tai 2. Tai po 4 etapų jie 16, šiandien 18. Ir Gintas Petrus 47 vietą atveža Vorą šiandieną į finišą. Po 4 etapų jis 51 su Darium Leskausku. Na, o iš lietuvių šiandien greičiausias Rokas. Dienelė tai jo papa buvo iš tikrųjų. 90 km važiavom visai neblogai. Po to prakirtom dar vieną, prakirtom vieną ratą, po to po 20 minučių dar vieną ratą prakirtom ir po to važiavom taip labai ramiai, labai, kaip pasakyti, žiauriai lengvai važiavom, net nespaudėm to gazo, kad tik finišą siekti. Tai buvo tokių akmenų, kad baisu, net kaip nori važiuok vis tiek prakirsti tą padangą. Tai buvo tokia diena sunki, išgyvenom, dar jo. Tai 4 bėgis dingo, kažkas susimalė tenais, tai važiuoju su 1, 2, 3, 5 ir 6 bėgių. Tai žiūrim, dar to reikia išgyventi, tai viskas dar gali būti. Ir Benediktas Vanagas. Vargais negalais pasiekė šiam finišą. Tikrai šiandien sunki diena buvo visiems. Maratono diena yra tokia, kur Fortuna atsuko nugarą mūsų ekipažui. Aritmetika nesusidėliojo, nes atsarginiai ratai 2, pramušti 3. Nors ir tikrai žinojau, kas yra maratono diena ir tikrai važiavau labai ramiai, bet net nežinau, negaliu paaiškinti, kaip taip atsitiko, nes tikrai stengiamės ir saugojomės. Bet situacija yra tokia, kad 285 km arba likus dar beveik 150 km mes neturėjom rato. Tai šiuo atveju išgelbėjo ekipažas iš Kinijos. Paskolinės mes, aišku, prastovėjom ten gerokai virš valandos. Bandėm dar susiklijuoti ratus su įrankiais, kuriuos turėjom, bet tie skylės pramušimai buvo stipriai didesni. Tai, žodžiu, tokia turbūt ne visai linksma situacija, bet gyvenimas tęsiasi, nieko nepadarysi, keliavome į priekį. Mes darėm, ką galėjom, dabar esam, kur esam. Na ir Dakaro legendo, šiandien Brunas Sabi istorija. 1994 mirusiųjų kopų trikampis. 1994-aisiais problemos prasidėjo nuo pat pradžių. Sulaužėme priekinę pakabą ir tai mus iškart išbraukė iš kovos dėl pergalės. Nebesiekiau pergalės, bet jei atsirasdavo proga, ralio reido lenktynės, tai visų pirma kova su reliefu, todėl jei pasitaikydavo ypač sunkių etapų, sakydavome, kad eisime į priekį. Dar kartą visiems ačiū. Atvykome į etapą tarp Ataro ir Nuhadibu. Girdėjome, kad jis bus sudėtingas, kai kurie netgi sakė, kad neįmanomas. Pasiekę kopas, pamatėme Citroen automobilius, kurie jau buvo nemažai nukentėję, bandydami jas įveikti. Tai beprotybė. Tais metais ralio direktorius buvo Fenuli. Jis mums pasakė, tai yra ralio lenktynės? Taip, tai labai sunkus etapas. Bet mes jį veikėme susirašant trasą, dėl neturėtų kilti problemų. O tie, kas neįveiks trasos, bus išmestas iš ralio. Lenktynės tęsiasi, nes kiekviena komanda turi po 2 automobilius. Turite pasiekti Nuhadibu ir atkovoti laiką ten. Nutrauksime etapą, žmonės pasimes ir jų ieškosime rytoj. Galiu suprasti Citroen vairuotojus, Pierre Lartigue ir Hubertą Auriol. Galiu suprasti, kad nenorėjote pradėti neįmanomą etapą. Prisimenu, kai varšas Huberas bandė įtikinti Fenui, sakydamas, tavo varžybos neįmanomas, mes niekada to neįveiksime. Tu turi prisimti atsakomybę, Fenuil.
Citroen ir kiti nusprendė apvažiuoti kopas tiesiai iki finišo, skirtingai nei Sabi ir jo komandos draugas Jean-Pierre Fonteny. Mes tęsime, Fenil nenori sustoti, mums nerūpi, mes tęsime. Su Fonteny nusprendėme, varom, tai mūsų vienintelė galimybė pasiekti rezultatą. Tai buvo absoliutus košmaras. Visą naktį mūsų komandos draugai bėgo prieš automobilį, kad padėtų parodyti, kur galima pravažiuoti, nes buvo pilna pavojų. Smėlis buvo kaip miltai. Tai buvo alinanti kova. Įstrigome gal 200 kartų, dėl 200 kartų turėjome išsikasti. Tai buvo beprotybė. Nepastebėjome, kaip bėgo valandos. Manėme, kad atvyksime laiku. Pasiekus finišo liniją visi mus sveikino. Mes buvome it karaliai. Kai kuriems žmonėms tai buvo aukščiausias ralio ir Dakaro pasiekimas. Padaryti neįmanoma įmanomu. Tad labai to didžiavomės. Sveikinimai. Tu tikrai mums pridarys sunkumų, bet galbūt tai yra ralio lenktynės. Deja, komisarai nusprendė atšaukti etapą, taigi mūsų bosas Ulrich Brechmer, kuris buvo labai sąžiningas žmogus, pasakė, kad kadangi mūsų žygdarbis nebuvo apdovanotas, jis pasitraukė iš ralio. Challenger kategorija. Nėra laiko poilsiui, net jei šio Dakaro pradžia buvo sunki ir negailestinga. Vulkaninis reljefas kartu su techniškomis trasomis, kai Challenger klasė juda link Alula maratono etapo. Ne tik pradžia, Dakaro ralis labai sunkus, bet šiame Dakare mes turime kasdien važiuoti greitai, turime būti pasiruošę tam. Visų moterų komanda 315 Challenger iš X-Rate komandos Anet Kvant ir Anizil žino, kad maratono etapui reikia gero pasiruošimo. Čia Dakaro nelaimėsi, bet tikrai gali jį pralaimėti. ...69 metų kolumbietis Javier Valles, vairuojantis Can-Am Maverick X3, anksti greičio ruože susidūrė su problemomis ir galiausiai prarado daugiau nei 2 valandas. Vaikystės svajonė tampa realybė. Favre, buvęs prancūzų regbio žaidėjas, Favre debiutuoja Dakare kartu su štumanu Anthony Lecouvreur, kuris kyla iš 15 vietos į fantastiškąją 10-ąją. Puikus pasirodymas maratono etape Kataro sportininkui Abdulaziz Al-Kuvari. 3 vieta prilygsta geriausiam jo Dakaro debiuto rezultatui su Taurus T3 Max. 200 km maratono etape pirmavusi Spearings prarado daugiau nei 7 minutės paskutinėme 120 km ruože. Tačiau pavyko sumažinti nuostolius ir finišuoti 4 vietoje atsilikus mažiau nei 5 minutės. Problema, su kuria susidūrė Spearings, leidė naujokui Corbin Leverton aplenkti jį akmenuotoje trasos atkarpoje ir perimti etapo lyderio poziciją. Leverton kupinas pasitikėjimo toliau spaudė ir skriejo link Alulą, tačiau galiausiai prarado lyderio poziciją nenugalimam varžovui. 33 metų sportininkas nei kartą nepirmavo etape, kol neprireikė. Paskutinėme kontrolės punkte Nicolas Caviljaso perėmė lyderio poziciją ir išsiveržė į priekį.
2 iš eilės pergalės duetui su Taurus T3 Max. Įspūdingos 3 pergalės per 5 etapus Nikolė Kalviljaso sąskaitoje. Jis atėmė pergalę iš Corbin Liverton, o Oscar Ral pirmą kartą pateko į 10-tuką, užimdamas 8-ąją vietą. Etapo pergalė suteikė Kalviljaso būtino pranašumo bendroje įskaitoje. Gureiro prarado daugiau nei 10 minučių ir nukrito į 3 vietą. Dakaro debiutantai Craig ir Zach Lumsdenai, tėvas ir sūnus, šių metų Dakare yra varžovai. Pasižiūrėkime reportažą apie juos. Kodėl Dakaras? Ką aš čia veikiu ir kodėl Dakaras? Tai dar vienas mūsų gyvenimo iššūkis. Aš visada norėjau dalyvauti, mačiau, koks beprotiškas jis yra. Beprotiškas, tai mano antras vardas. Viskas prasidėjo nuo mano sūnaus Zako. Jis pradėjo dalyvauti nacionalinėse mėgėjų motokroso varžybose Jungtinėse valstijose, kai jam buvo apie 10 metų. Dėl daugybės traumų ir panašių dalykų jis nusprendė pasitraukti, kai jam buvo apie 17. Aš norėjau toliau daryti ką nors beprotiško, kad išlaikyčiau adrenalino jausmą, bet taip pat pasidalinti šią galimybę su savo tėčiu labai norėjau. Vieną dieną ligoninėje aš pasakiau, ei, tėti, aš baigiu su motociklais, eime lenktyniautis automobiliais. Pradėjome nuo Pikes Peak International Hill Climb, perėmė prie Baja 1000 ir tada pasakėme, ei, padarykime trilogiją ir dalyvaukime Dakare. Aš noriu tai padaryti vienas, nenoriu dalintis su Zaku ir Zakas nenori dalintis su manimi ir tai viskas gerai. Ar aš beprotis? Psichiškai esu sveikas, bet taip pat esu beprotiškas vairuotojas. Man patinka daryti beprotiškus dalykus, bet šiaip esu gana ramus vyrukas. Nenorėčiau būti lenktyninėme automobilyje. Jis toks geras, toks greitas. Aš jau susitaikiau su tuo, kad jis geresnis, bet jis jums pasakys, kad jis yra daug greitesnis ir geresnis už mane. Taip, sakyčiau, kad tai yra draugiška konkurencija. Kartais jis gali būti šiek tiek greitesnis už mane, kai kuriuose greičio ruožuose, bet tai tik motyvuoja mane ir noriu kitame etape jį įveikti. Juokauju, kad gausiu metų tėvo titulą už tai, kad įtraukiau savo sūnų į pavojingiausias lenktynės pasaulyje. Aš taip pat nerimauju dėl jo. Kartais jį aplenkiu, bet kai grįžti į pitus, visada noriu įsitikinti, kad jis ir jo štrumas bus saugus ir kirs finišo liniją. Aš pasidarysiu Dakaro tatuiruotę, ypač jei pavyks finišuoti. Taip pat abu pasidarysime vienodas tatuiruotės. Jau turime keletą vienodų tatuškių, tad reikia pridėti dar vieną kolekciją. Grįžtame į Dakaro apžvalgą TV6 eteryje. SSV kategorija. Seb Loeb Racing komanda neteko savo globėjo po 3-ojo etapo. Polaris ekipažams šiandien buvo permaininga diena. Šiandienos aštri vietovė kėlė problemų. Prakirtimai gadino ritmą ir tempą. Tai nėra geri ženklai prieš naktį be mechanikų pagalbos. Debiutantas Gregory Lefo iškeitė 2 ratus į 4 savo debiutinėme Dakare. Kartu su George Dacruz, savo šturmanų ir entuziastingų kolegų dėka, jis perėmė didžiausio rally reido iššūkį. 19 vieta etape, geriausias jo pasirodymas kol kas. Sander Derricks 23 metais buvo techninės pagalbos komandoje, dabar jis sugrįžta antrą kartą prie vairo. Olandas pernai finišavo 21 vietoje kartu su Ruud Vollebrecht. Šį kartą jis grįžta su Manix Liu, įspūdinga patirtis 19-mečiai. Sugedusio variklio tragedija antrame etape paliko Sarah Price už ralio podiumo ribų ir įstrigusią dykumoje. Bet laimiai
Sean Berryman tapo nauja viltimi komandai. Perorientavusi savo dėmesį į Dakar Experience, Sara parodė, ką gali jos Can-Am apskritai. Nors amerikietė nekovoja dėl vietos bendroje įskaitoje, ji gali siekti ypatingų akimirkų ir iškovojo pirmąją pergalę 25 metų Dakare. Nuo 5 kontrolės punkto Sara dominavo etape ir užėmė pirmąją vietą ant podiumo. Can-Am puolime, tačiau Xavieras de Sultre nesijaudino, kol viskas nepakrypo kitą linkme. Titulą ginantis čempionas prarado lyderio poziciją ir kovojo, kad išliktų ant šiandienos podiumo. Iki 4 etapo pabaigos de Sultre galėjo prarasti daugiau nei 2 valandas. Brogheger tuo metu perėmė lyderio poziciją greičio ruože, panašu, kad Seb Loeb Racing gali likti tik su vienu lyderiu. Gončalo Reis ir Jorge Díaz praeityje lenktyniavo enduro varžybose. Laimėjo daugybę nacionalinių ir tarptautinių titulų, 11 kartų nacionalinis čempionas Díazas ir 1 kartą Europos čempionas. Šį kartą varžosi tarp geriausių Saudo Arabija. Šiandien 5 vieta etape. PRP komanda turėjo įsimintiną dieną, net 4 Can-Amai šiandienos etapo 10-tuke. Džiavo Monteiro nebuvo tarp jų, nors pradžioje buvo antras pagal greitį. Mišri sėkmė 2 portugalams. Brogheger turėjo išlaikyti ramybę kaip vienintelis Seb Loeb Racing komandos atstovas. 3 vietą etape amerikiečių naujokas išliko susikaupęs. Koks debiutas Dakare. Brokas su 1 valanda ir 20 minučių persvara pirmauja SSV kategorijoje. Na ir žinoma, džiugi diena Can-Am stovykloje, fantastiškas etapas, Hunter Miller 4 vieta. Sara Price etapo nugalėtoja, tai jau 2 pergalė jos Dakaro karjeroje, o Chaleco Lopez pirmauja bendroje įskaitoje. Price, Chaleco 1-2 vieta, o Chaleco pakilo į 3 bendros įskaitos vietą. Mišri Polaris diena, Heger bendros įskaitos lyderis, o de Sultre vos išsilaiko 2 vietoje. Lyderius persekiantys sportininkai staiga išvydo šviesą 4 etapo tunelio gale. Na ir susipažinkime su Saudo Arabija dar iš arčiau. Alulo senamiestis. Pro senovinius vartus ir saulės nušviestus takus Alulo senamiestis atskleidžia savo nesenstančią sielą. Vieta, kur istorija išlieka gyva, o pasakojimai atsiskleidžia su kiekvienu žingsniu. Sveiki atvykę į Alulo senamiestį, tai vieni iš 14 vartų į miestą. Visi šie 14 vartų uždaromi po saulėlydžio ir atidaromi kitą rytą po saulėtekio dėl saugumo. Oazė yra miesto širdis. Ūkiai priklauso čia gyvenantiems žmonėms. Čia yra ir jų namai. Jie vasarą praleidžia čia, savo fermose, oazėse. O žiemą jie grįžta į miestą, kad gyventų šiltuose namuose. Jiems ir jų vaikams taip gyventi patogiau. Šis fortas yra 49 metrų aukščio ir turi 180 laiptų nuo pačios iki viršaus kopėčios tokias. Kaip matome, ši dalis yra restauruojama, o kita jau atnaujinta. Kalbame apie daugiau nei 900 pastatų pastatytų mieste. Dabar Saudo Arabijos vyriausybė siekia atkurti visus šios 100 metrų. Ši vieta yra viena iš maždaug 7 zonų senamiestyje, kur žmonės gali susirinkti. Ši vieta vietinių kalba vadinasi Al-Resba. Tai reiškia didžioji erdvė arabiškai. Sveiki atvykę į namą.
Matome, kad namas labai paprastas, tai tik vienas kambarys. Visa šeima gyvena antrame aukšte. O čia turi vieną kambarį, kuris gali būti skirtas sandėliavimui arba svečiams. Miestas yra nuostabus, nes jam jau 750 metų. Apsižvalgykite, pažiūrėkite, kaip jis pastatytas, kokia įspūdinga ši vieta. Tai neįtikėtina. Man labai patinka senamiestis. Na, o dabar žvilgtelkime į sunkvežimį įskaitą, kur važiuoja ir Vaidotas Žala. Richard de Groot varžosi už Fireman Dakar komandą. Dauguma pagalbinės komandos narių yra tikri ugniagesiai, įskaitant borto mechaniką Jan Hulse Bosch. Šiuo metu jie siekia 4 iš eilės finišo pirmajame 10-tuke. Šiandien daugelis ekipų gesino gaisrus, perkeltinė prasme, įskaitant ralio lyderį Martiną Mačiką. Jis buvo vienas iš kelių pilotų, kurio ekipažai keitė ratus kartu su Martinu Solt iš jo Tatra, Alešlo Price jo Iveco Powerstar ir Martinu Vandenbrink jo MM Technology Evo 2. Tai nėra idealu maratono etape, kai turite tik 2 atsarginius ratus. Na, žinoma, labiausiai nesisekė Lopraišui, jis prarado daugiau nei 40 minučių. Kai kurie kiti mėgavosi lenktynėmis akmenuotoje trasos dalyje. Na, o čia Rytas iš prieš startinės zonos. Vaidotas Žala linksmai praleido laiką su lietuvaičiais, pabendravo su Gintu Petrum. Susirinko pilną ekipažą į savo sunkvežimį, avilį, kaip jie jį vadina, ir nusteikinėjo kovai. Dakaro pradžioje startavo net 44 sunkvežimiai klasėje, po truputėlį jų retos greitėja. Na, bet mūsų labiausiai palaikomas sunkvežimis išvažiuoja į trasą. Vaidotas Žala puikiai debiutuoja šioje klasėje, tačiau lietuvis šiandien susidūrė su techniniais nesklandumais, kurie kiek sumažino jo tempą ir kainavo apie 22 minutės. Jis sako, kad jie išgyvens šiandieną ir rytoj kils vėl į kovą. Jie išlieka 3 bendroje įskaitoje. Tai buvo geriausia diena Keith Cullen, kuris varžosi su tuo pačiu MM Technology Evo 4, kaip ir kiti 2 varžovai finišavę prieš jį – Mitchell Vandenbrink ir Martin Mačik. Olandas jau prarado daugiau nei 3 valandas, tačiau šiandien 4-ajame etape finišavo 3, atsilikęs tik 7 minutėmis ir 45 sekundėmis. Jis užima 7 vietą bendroje įskaitoje. Mitchell Vandenbrink toliau mažina atsilikimą nuo varžovų. Įsilaižęs 48 valandų chrono etapo žaizdas, jaunas Olandas šiandien finišavo 2 ir dabar bendroje įskaitoje atsilieka apie 20 minučių nuo Vaidoto Žalos. Vandenbrink jaunesnysis yra jau užuodęs prizinę vietą, tačiau vis dar atsilieka nuo Martin Mačiko. Vienas dalykas aiškus, jis kovos iki galo. Martin Mačik atsitiesė po to, kai tapo pradžioje, reikėjo pradžioje pakeisti ratą ir iškovojo pergalę šiame etape. Ir tai jau antroji pergalė šiemet. Dabartinis čempionas pradeda kontroliuoti Dakaro tempą ir džiaugiasi savo komandos 1-2-3 rezultatu šiame etape. Viskas vyko labai gerai ir aš tikrai džiaugiuosi, kad esame čia ir mūsų automobilis yra geros būklės. Visi mūsų nauji automobiliai, kuriuos vadiname Evolution 4, yra šiandienos trejetuke. Taigi turime 3 pergalę MM Technology komandai ir tai nuostabu. Aš tikrai džiaugiuosi, kad esame čia. 3 MM Technology sunkvežimiai vienas nuo kito atsilieka mažiau nei 9 minutėmis, o Žala ir Martin Šoltais užbaigė 5-tuką. Mačik dabar lenkia Lopraiš beveik 46 minutėmis, o Žala užima 3 vietą, atsilikdamas 56 minutėmis ir 17 sekundžių. Vaidotas Žala tikrai turėjo šiandieną problemų, finiše atrodė labai pavargęs ir kaip dalinosi savo emocijomis, tikisi susitvarkyti su savo ekipažu iškilusias techninius nesklandumus Aviliui ir rytoj tęsti maratoną. Kaip minėjome, 4 vieta šiandien ir bendroje įskaitoje kyla į 3 vietą.
Givaitas šiandien 4, Bendrai įskaitoje 3, svarbu toliau susikaupti ir nepaleisti tempo, nes jis kol kas tikrai įspūdingas. Ir mūsų klasikai. Dakaro klasika tai reguliarumo ralis, paremtas skirtingais vidutinio greičio skaičiavimais, tačiau greičiausioje klasėje greitis tampa itin svarbiu veiksniu. Audi automobiliai puikiai išnaudoja savo variklių galimybes. Trečiame etape greitis nesumažėjo nė akimirkai. Šioje klasėje važiuoja ir automobilis su lietuviškais valstybiniais numeriais, kažkada priklausęs Vaidotui Paškevičiui, Lietuvos ralio reido čempionai. Ir dar vienas automobilis lietuviškais numeriais, apie kurį netrukus irgi aptarsime. Tačiau kartais per didelis greitis gali turėti rimtų pasiekmių. Mes buvome trasoje, bandėme rasti tinkamą kryptį ir sugedome. Sulūžo vairo traukė, dešinysis ratas. Mes jį sugadinome, neturime atsarginių dalių, lauksime ir žiūrėsime, ar galėsime gauti tinkamas dalis. Arba tiesiog lauksime savo pagalbos, sunkvežimio, kad galėtume tęsti. Ilgas laukimas karštoje saulėje, tuo tarpu didelių senovinių sunkvežimių kova tęsiasi. Tai gražu ir itin efektyvu. Joan Morera, Porsche 959 toliau kyla į viršų, bendroje įskaitoje šiuo metu 4 vietoje. Naujokas Dakaro klasikoje Peter van den Bosch po metų praleistų vairuojant sunkvežimis sunkiai pristaiko prie šios naujos disciplinos. Bendroje įskaitoje vis dar pirmauja italas Lorenzo Traglijos, Nissan Patruliu, tačiau titulą ginantis Carlos Sant'Olialia yra visai šalia antros vietos. Dar mūsų lietuvaičiai, Flameris Racing komanda ir Karolis Raišys, sakė, šiandien turėjo super sudėtingą dieną, jie kyla į 5 vietą bendroje įskaitoje, bet šiandien netgi buvo išsibarstę jų visokie įrankiai iš bagažinėje vežančių papildomų detalių. Tikėkimės pailsės, iki rytojaus. Rytoj dalyviai veiks 428 km iš Alulos į Hailą. Super greitas startas, po to smėlis, o kuo arčiau Hailo, tuo daugiau akmenų. Tačiau prieš tai laukia dar daug darbo. Inžinieriai ir mechanikai jau yra Haile, todėl šiandien Alulos bivake pagalba bus ribota. Reikia atlikti remontą, pasirūpinti padangomis ir atgauti energiją. Penktadienį laukia ilgai išlaukta poilsio diena, žyminti ralio pusiaukelę, tačiau dalyviai dar negali atsipalaiduoti. Nes rytoj 2025 Dakaro ralio 5 etapas ir antroji maratono diena. Tai mes dėkojame visiems žiūrėjusiems ir kviečiam neišjungti TV6, nes visai netrukus Dakaro Rama 23 valandą. O naujienas sekite portale TV3.lt bei klausykite per Power Hit Radio. Mes su Mindaugu Plukiu atsisveikiname su jumis iki rytojaus, apžvelgsime maratono pabaigą, kaip sekėsi lietuvaičiams ir toliau seksime jų rezultatus 25 metų Dakaro ralyje. Visiems gero vakaro su TV6.